vykdom apklausą. Tos apklausos metu klausom vaikus, kiek laiko jie praleidžia, kiek laiko skiria savo laisvalaikio kompiuteriu. Ir dabar jūs norėtumėte paklausti, kiek jūs vidutiniškai laiko praleidžiat prie kompiuterio? Kadangi mano darbas tiesiogiai susijęs su kompiuteriais, tai aš praleidžiu labai daug iš tikro. Tai galėtų būti nuo 10–12 valandų per parą. Ar naudojat lietuviškas raides? Stengiuosi naudoti lietuviškas raides, nes vis tiek mūsų kalba yra, galima sakyti, prie išnykimo ribos. Ir ją reikia puoselėti, saugoti, tausoti ir visai kaip gerbti. Ir to labiau gerbti adresatą tam, kam tu rašai laišką ar žinutę. Kaip jums labiau patinka bendrauti interneto ar realybėje? Aišku, žinoma, realybėje yra žymiai maloniau, naudingiau, geriau bendrauti, tačiau kartais dėl laiko stokos, dėl nuotolio didelio paprasčiau ir greičiau yra bendrauti kompiuteriu, internetą pasitelkiant, Skype'ą pasitelkiant, elektroninį paštą, webinarus ar dar kažkokios kitokius sprendimus bendrauti internetu yra greičiau galbūt, bet aišku, niekas nepakeis gyvo bendravimo, gyvos emocijos. Ar žinot, kokios pasekmės gali atsitikti, jei labai daug laiko praleidi prie kompiuterio? Pasekmės tai yra pati baisiausia, blogiausia pasekmė, tai yra tapti priklausomam nuo kompiuterio. Nebeįsivaizduoti, nebemokėti gyventi be kompiuterio. Netgi vakar buvo jau paskelbtas straipsnis, kad Delfyje, kad priklausomai nuo kompiuterių žmonių smegenys yra panašios į žmonių smegenis, kurie serga alkoholizmu arba narkomanija. Tai yra įrodyta, kad tai tokia liga iš tikro egzistuoja ir ją reikia tiesiog gydyti netgi taip. O kokios problemos jums kyla bendraujant internetu? Problemų greičiausiai nekyla, kaip pasakyti. Tiesiog nematai žmogaus, galbūt pati didžiausia problema. Nežinai, ar tikrai su tuo žmogum bendrauji, su kuriuo tikiesi, kad tu bendrauji. Nes už kompiuterio ekrano gali slėptis bet kas. Netgi ir galvoji, kad bendrauji su pažįstamu žmogum, gali būti taip, kad ten to pažįstamo žmogaus brolis esi ar kažkas kitas bendrauja jo vardu. Pagrindinė grėsmė. Ačiū. Kiek vidutiniškai laiko praleidai prie kompiuterio? Vidutiniškai praleidžiu pusvalandį. Pati. Gerai, o ką dažniausiai veiki prie kompiuterio? Pasižiūriu namų darbus ir šiaip namų darbų reikalais sėdžiu prie kompiuterio. Gerai, ar naudoji lietuviškas raides? Taip, visada naudoju lietuviškas raides. Kaip tau labiau patinka bendrauti internetu? Realybėje ar internetu? Man labiau patinka bendrauti realybėje. Kodėl? Nes matai žmogus, su kuriuo bendrauji. Ir taip, nežinau. Ar trumpini žodžius? Stengiuosi netrumpinti, bet kai neturiu laiko trumpinti. Ar žinai, kokios pasekmės gali atsitikti nuo ilgo sėdėjimo prie kompiuterio? Taip, susigadina akis,
šiaip veikia žmogaus psichiką.